Čia yra objektas, kurį suprojektavo konstruktyvą ponas inžinierius Justinas. Tai va čia yra kas toks įdomesnis, išskirtinesnis, tai yra stoginė, medinė, kuri išsikiša 3 metrus. Be jokių atramų. Be jokių atramų 3 metrus įsikiša. Tai o tai koks jos tikslas? Pasižiūrėti. Kodėl tiek įsikiša? Kad užstotų nuo lietaus ir saulės. Bet tai čia bus kas? Tokia kaip terasa kažkokia? Bus ir terasa, bet realiai čia yra pietinė pusė ir kad neprikaitintų per langus, turi būti šešėliuot. Stogas visas padarytas iš medinių dvitėjų sijų ir jos tiesiog išsikiša. Ką tai ir tas žodis reiškia dvitėjas? Dvitėjais tai reiškia, kad jos forma yra kaip 2T raidės. Galima taip sakyti. Supratau. Va, dabar aišku. Apie kainą statyboje visi klausia, kiek kainuoja. Tai reikėtų suprasti iš esmės, kad statyba tai yra, brangu. Ta prasme, bet ką tu daryk, vis tiek iš esmės finale statyti yra brangu. Čia yra, kadangi toks dėkingas konstruktyviai variantas, tai nieko iš čia daug nebūtų sutaupęs. Kadangi sijos eina skersai, kaip matote, tai tiesiog gal būtų mažesnio profilio sija pati. Tai kainos prasme tai nebūtų čia kažkas labai didelio stebuklų. Čia aplamai tas visas namas jis yra gelžbetoninis, ir šiaip kaip ir Racija sakytų, kad ir čia daryti reiktų gelžbetoninį stogą, bet tada turėtume šiluminį tiltelį. Dėl to ir buvo pasirinktos tos medinės konstrukcijos. Jos šiltinsis tik tai ten, kur reikia, o visa kita liks taip, kaip matome. O kas yra to žalios plokštės? Žalios plokštės yra durelis plokštė, kuris formuoja plokštumą stogo. Ant jos montuojasi nuolidinis polistirolas ir stogo danga. O tai čia dabar dar dėsis vata visur? Ne, dėsis vata tik tais name. Čia yra stogas, šaltas, jisai taip ir atrodys. Jis čia užsidengs, aišku, čia bus lentelės, gražiai užsikals, ne? Čia labai gerai bus bitėm avilius daryti, paukščiam lizdus sukurti, nes jeigu tai paliktume, daug erdvės. Tai būtų taip, bet čia dedasi, kaip sakiau, lentelės, dedasi tinklelis nuo vabzdžių ir čia jokios bitės nepapuls. Jeigu iškišti stogą 3 metrus, šitas Justino sugalvotas sprendimas yra labai pigus.